eilinė pergalė Peiksiniks komandai, ar ne? Iš tiesų įspūdingos rungtynės, ar ne? Rezultatyvios ir kokios jos buvo tau pačiam? Sakyčiau, pergalė tikrai ne eilinė, nes prieš stiprią komandą, gera komanda, tikrai buvo sunku labai ir iš tikrųjų šiandien neblogai pataikėm, gal dėl to taip sužaidėm toks rezultatas iš tikrųjų, bet sunkios buvo rungtynės. Antrajame kėlinyje beprotiškai pataikėte tritaškius metimus, atitrūkote, tačiau trečiajame Liudvinovas prisvijo, ar ne? Ir ketvirtajame toliau vyko neftinga kova. Tarėmės iš tikrųjų per ilgąją pertrauką, kad tik nebūtų to atsipalaidavimo, sakom, nes visą laiką turim tokį sindromą blogą, kad žodžiu, jeigu išsiveržėm, visada atsipalaiduojam. Tai taip ir įvyko, kad ir tarėmės tiek nieks nepasikeitė. Pačioje rungtynių pabaigoje jūsų iš persvaros tai liko 5 taškai, ar ne? Ir kas padėjo susikauti ir įtvirtinti tą pergalę? Nežinau, iš tikrųjų, lūžis gal buvo irgi tritaškiai metimai, sukrito tie tritaškiai metimai ir pabėgom, bet buvo sunki, tikrai sunki atkarpa pačiai komandai buvo. Na, Liudvinavo komanda iš tiesų parodė charakterį ir tavo paties akimis, kokia tai komanda? Gera komanda, iš tikrųjų viena stipriausių lygos komandų, tai smagu prieš tokią komandą nugalėti. Sakyk, Andriu, kokias 4 pergalės, 0 pralaimėjimų, artimiausias varžovas dabar ir ko galima tikėtis tada? Turbūt žaisim su Griausmu, kurie irgi lyg ir nepatyrė pralaimėjimų, tai irgi bus sunkios rungtynės, stengsimės iš paskutinių, kaip bus matysim. Na, tai Tomai, išvydome labai gražias rungtynes šiandieną, ar ne, ir sakyk, kodėl nepavyko tavo komandai iškovoti pergalės? Manau, kad pradžioje šiek tiek atsipalaidavom, nesusirinkom visi šiandien, kaip matė, trūko 2 starto žaidėjų. Gal kažkiek tikėjom lengvesnio žaidimo, mus pataikė mum tritaškius kelis, nepavyko pradžia, galbūt atleidom, o paskui sunku prisirytėm. Antrajame kėlinyje Peiksiniks labai gerai pataikė iš tolimų distancijų, ar ne, ir sakykit, kodėl nepavyko susitvarkyti su tolimais šūviais? Nežinau, gal mes kiek, nežinau, vėlavom gynybo, iš tikrųjų, nespėdom susikeisti žmonės, jie laisvi metai, iš tikrųjų, jie per daug metimų laisvi metai. Sakykit, ką kalbėjote didžiosios pertraukos metu, nes po jos Liudvinavo komanda sugrįžo visiškai kitokia ir pradėjo lytis dideliais žingsniais priešingus. Ką sakė? Tiesiog susitarėm neatsipalaiduot, neduot mūsų triuškint, žaisti savo žaidimą ir rungtynių pabaiga, ar ne, ir pavyko priartėti iki 5 taškų. Kodėl nepavyko galutinai užsikabinti tose rungtynėse? Gal daug nuovargio išeikvojom prisivijimui varžovų, iš tikrųjų reikėjo daug jėgų labai. Aš žaidėm 25 taškus ir paskui pritrūko jėgų gale. Supratau, Liudvinavo komanda kaip ir kopia į viršų, ar ne, kas liečia jo sportinę formą, tikrai neblogą krepšinį kol kas demonstruoja, ko galima tikėtis artimiausios rungtynėse šios komandos. Aš manau, kad mūsų žaidimas pigerės, jeigu visi susirinksim į varžybas, pasportuojam į savaitę keletą kartų ir aš manau tikrai gerės ir sieksim aukščiausių rezultatų. Na, Žydrūnai, gražios įtemptos rungtynės, sakykit, kodėl nepavyko jūsų komandai iškovoti pergalės? Fortūnos pritrūko paprasčiausiai, gal nežinau, silpnės susirinkom, nuvargom biškelį, suprantat, nebuvo pagrindinių mūsų žaidėjų ir tame pasakoje ir buvo tas toks chaosas aikštelėje gavosi. Judrasas, kad visą laiką, jinai kovotoje vyrai tikrai irgi atėjo pasižaisti, kad ir mėsas paprasčiausiai. Gavosi, kaip gavosi. Visas rungtynes pirmavote ir ketvirtajame kėlinyje pirmą kartą pavyko išsiveržti į priekį. Kodėl nepavyko anksčiau to padaryti? Nežinau, kažko užsnūdę kažkokie buvom, tikrai užsnūdę, tų kamuolių nenusėmėm, kažko, nežinau, toks kaip ir trūktų vyra motivacijos, atrodo, nežinau. Supratau, sakykit, rezultatas, kaip išlyginot rezultatą, vienu metu išsiveržėt, ar ne, ir paskui lygus 57-57. Jūsų komanda sustojo, ar ne, o priešininkai tuo metu rinkosi taškus, sakykit, ko pritrūko būtent toj paskutinėje atkarpoje? 3 minutės nesirinko nei jie, nei mes taškų, nei vieni, neįmetėm tik paprasčiausiai patį pabaigą. Užsimetė tuos 2 taškus jie ir, nežinau, mums pritrūko. Tikrai neįmetė, gynyba buvo jų žvėriška ir mūsų žvėriška ir jį išėjau. Supratau. Sakykit, komandos naujokas Lukas Šiukšda, ar ne, sužaidė pirmasis rungtynes ir kaip vertinat jo pasirodymą? Šauniai, užsimetė tiek tą porą tritaškių, viską, sakyčiau, nieko įsijungs į tą komandą. Paprasčiausiai irgi, sakau, trūko į žaidėjų. Šiaip jis atliko į žaidėjų poziciją, bet pirmą kartą žaidžia su svedimo komanda yra sunku, aš suprantu, bet aš jau patenkintas esu. Paėmėmės jį iš biržos, iš tikrųjų labai gerai, kad yra ta birža, matai kažkokio žaidėjo tau trūksta, gali pasimti, nežinau, labai šaunu. Malačiai tie, organizatoriai, jūs tai esate tikrai malačiai, ačiū.
Lukai, sveikinimai iškovojus pirmąją pergalę šiame sezone ir, koks jausmas pradžiai? Nu, tai džiugu, žinoma, iš pradžių tie pralaimėjimai ne į gerą buvo, bet dabar tikėjomės pergalės ir tą pasiekėm. Šias rungtynes iš tikrųjų pradėjote nuo pat pradžių užtikrinti, ar ne, ir sakykit, ar ruošitės papildomai šitom varžybom? Ne, papildomai nesiruošiam, viena treniruotė į savaitę, kai visą laiką tas pats. Kas lėmė tokį gerą žaidimą nuo pat pirmųjų akimirkų? Nežinau, noras laimėti gal, buvom nusiteikę pergaliai. O kaip vertintumėt SSK Marijampolės komandą? Tai manau pas juos nebuvo visų žaidėjų, nes 7, tai manau dar jeigu išeis susitikti su jais, tai bus kitokia kova. O sakykit, ta rungtynių pabaiga, ar ne, rezultatas 57-57 ir kas padėjo jums geriau sužaisti tą pabaigą? Nežinau, visas varžybas stengiamės žaisti taip pat, kaip į priekį išsiveržę buvom, gale atleidom kažkaip, nežinau, pasisekė gal tiesiog.